stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Hey, happy to see you, but I the rest to stay. Willkommen, bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, to cabaret. Good evening, ladies and gentlemen, comment ça va? Kaip jaučiatės? Ko jūs nekalbat? Alio, kaip jaučiatės? Jūs negydit mane? Gerai, aš jūsų konferencija! Na kągi, willkommen, bienvenue, welcome. Dariau, kursiokė, mes prieš 30 metų esam pažįstami, nes įstojome tais pačiais metais į tą patį kursą. Ką prisimeni studijų metų? Aš prisimenu, kad aš buvau seniūnas ir visi kursiokai, kada jie gaudavo užduotis, liepdavo jiems daryti etiudus, jie sėdėdavo ir neidavo. Aš neištverdavau ir eidavau nepasiruošęs. Maždaug, ko pirmas ir ko jūs bijot. Ir eidavau ir pradėdavau daryti etiudą, nežinodamas, kuo baigsis. Nu ir vietoje kurdavau, o po to įžūliai atsisėsdavau prieš profesorių. Nu kaip? Ir reikalaudavau, kad visi aptartų. Kaip jums ten buvo? Tai, žodžiu, iš viso buvo gan įžulokas. Jeigu iš studijų, tai buvo tokia dėstytoja Irina Konstantinovna Jukova, kuri dėstė teatro istoriją. Ir ištraukiau aš bilietą Lesingą. Ir reikia apie tą Lesingą pasakot. Kažkokia Mona Vana, kažkokia tai pjesė. Nu, žinoma, aš ten neskaičiau. Tai aš jai sakau iš karto, suprantat, man tą pjesę? Ne. Sakau, kažko tai, sakau, ten pas tuos personažus motyvacijos trūksta. Kažkokie nemotyva, neaišku niekas, kodėl. Jis sako, Dariau, kaip? O juk ta vieta, o ta vieta, o ta vieta. Taip, aš iš jos išgavau siužetą. O kada siužetą išgauni, tai jau galima fantazuoti. Ir mano, reiškia, jau arkliukas finalinis buvo, žinot, sako, jūs mane įtikinot. Ir aš gavau iš 5-balės sistemą 5. Bet jinai viską suprato, nes jai patikdavo, kad improvizuoja žmogus. Labai svarbu, kokie žmonės tave supa. Galim sakyti, kad juos pasirenki, galim sakyti, kad juos skiria likimas, bet visgi, kokie žmonės darė didžiausią įtaką tavo gyvenime, tavo pasirinkimui žmonės? Nu, pirmiausia, tikriausiai mano senelė, todėl, kad mano pirma sceninė patirtis buvo visgi, pradėjau operoje. Vilniaus operoje, vaikų chore tiesa, dainavau, Carmen, diskantas buvo, dainavau. Mes su vakaro sargyba drąsiai žengiam ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta-ta. Mano pirmoji partija ir nuo tada aš susinorėjau būti scenoje ir mano senelės, jinai operai dirbo režisierius padėjėja, o iki to labai ilgai chore dainavo. Svajonė buvo, kad aš būčiau operos solistas. O operos aš pakęst negalėjau, todėl kad man ten viskas falšyva. Iš viso, ko jie ten dainuoja, o nekalba. Ir vaidina kažkaip perdėtai nenatūraliai, žodžiu, man tas buvo labai nepriimtina, bet laikui bėgant aš dalinai įvykdžiau jo svajonę ir sudainavau Kauno muzikinėme spektaklyje. Jau 2 spektakliuose ten dalyvauju, bet jinai jau to nebepamatė, jinai tikriausiai būtų labai laiminga. Tai dėl to dar nuo to vakaras prasidėjo. Aš jūsų konferencija! Na kągi, willkommen, bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, to cabaret. Senelė, po to mokytoja Živilė Bandorienė, po to turbūt turėjo įtakos profesorė Vaišytė, bet aš jos iki galo vis tiek nesupratau, dabar tik pradedu suprasti.
Tuo metu nesupratau, ką jinai ten būrė, galvoju, ten kažkokius tai užduotis duoda, kažkas tai ten, tai to jai nėra, viskas yra. Po to režisieriai jau eina, kurie, jeigu kalbėti apie kūrybą, jau eina režisieriai, kurie padarė. Pavyzdžiui, mano pirmas toksai emocinis, tokia satisfakcija ir krūvis didžiausias toks buvo, tai Jasonė Latėno režisuotame spektaklyje Jasonas. Aš galėčiau tave pavadinti Sokratu, mat tavo kakta labai aukšta. Bet prieglaudoje jau buvo 2 Sokratai ir 1 Homeras. Ir tada pakrikštytas Jasonas prišvirkštė į jūsų platų ir šiltą delną. Direktoriau! Po to man labai didelį įtaką paliko įspūdį 2 Povilo Gaidžio spektakliai, tai Daug triukšmo dėl nieko, kur mes poroj su Egle vaidinom su mano žmona. Ten buvo kažkokia tai laisvė ir žaidimas ir von Klaisto sukultas ąsotis. Pažvelgiau aš į merginą. Visa tik dreba. Gaila net žiūrėt. O būdavo tokia narsi. Ir pamaniau, apakti nieko blogo. Galėčiau atiduoti ir akis. Tegul sau, kaip rutuliukas žaidžia. Labai kam reikia kipšyti. A visą kitą jūs jau žinote. Po to Oskaras Koršunovas su eilė spektaklių. Nu ir va taip keliauja žmogus sutikdamas žmonės ir kažko tai iš jų mokydamasis. Ką tu žinai, mielasai, apie žmogų? Ar apie žmogų? Taigi. Apie žmogų žinau, kad jis mirtingas. Kad kūnas jo mirtingas, o dvasia jo nemirtinga. Iš tikrųjų? Kaip Dievą myliu. Tai gerai, ką dar? Kad silpnas, nuodėmingas. Ir mirtingas. Ir viskas. Viskas. Taigi, apie žmogų žinai mažiau nei apie Dievą. Dievas yra meilė, džiaugsmas, gėris, laimė. Sakau, kad apie žmogų tu žinai mažiau nei apie Dievą. Dievas viskas. Jis yra visur, danguj ir žemė. Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Vienok sviruoji. Jis mano skydas ir likimas mano. Nustok. Jis mano kardas ir tvirtovė. Nustok, sakau. Aš apie žmogų klausiu. Žmogau, tu mano. Apie žmogų klausiu. Svarbiausia, nežinai, kad nelaimingas. Į galvą įsigalki. Nelaimingas. Ir vertas meilės. Supratai? Bijok laimingų, jeigu jų yra. Visiems nereikia nei dangaus, nei meilės. Kiek jau metų vaidini Hamletą? Tai vaidmuo daugelio aktorių, sakysim, kaip ir svajonė, pats jau kaip ir įgyvendina ją. Viskas mirt reikia. Ne.
Tas vaidmuo turbūt ir pakeitė tave kaip žmogų, kaip kūrėją. Nu, čia juokauk ne juokavęs, bet tas vaidmuo duoda visiems per galvą, per smegenis, duoda taip, kad atsikvošėti negali. Nu, juk Hamletas visą laiką kalba apie mirtį. O tai nėra sveika, tai nėra pozityvus mąstymas. Jis visą laiką kalba, visi jo monologai yra susijęs su savižudybės tema, su baime, su nebijojimu numirti. Nu, ir tai visą laiką tu turi savo į širdį tai įsileisti, drožti. Turint omeny Koršunovą, kuris negaili nieko, pilna koja turi dirbti, nes kitaip tu neatrasi nieko. Tai vat aš pasijutau, kad man 5 metus gyvenimo nubraukė. Aš taip pajutau. Gal ten atsistatys kažkas, nežinau, bet tai labai daug jėgų kainavęs dalykas. Bet ir davė, ir profesijos prasme labai daug davė. Žiūriu vat ištraukas, kaip ten vaidinau jaunesnis, nu tai daug kur matau, kad meluoju. Dabar man meluoti nebegalima. Labai įdomus dalykas, kad čia jau kaip dėstytojas pradedu kalbėti, kad iš vienos pusės aktorius turi viską žinoti, mokėti tekstą, bet iš kitos pusės, kada jis išeina į sceną, jis turi visą tai pamiršti. Įdomus dalykai, įdomus, labai paslaptingi ir pavojingi. Iš vienos pusės tu turi būti jautrus, bet kita vertus tavo skūra turi būti stora ir turi būti atsparus šitiems psichologiniams krūviams. Ar urvinėme žmoguje tas pats Meškauskas išeina? Taip. Ir į Hamletą? Tai beje, Koršunovas pažiūrėjęs urvinį žmogų pasakė, kad tu ten turi charizmas, tu patinki moterims. Ir tu gali būti Hamletas, sako. Taip, tas pats tik kiti mygtukai, kitas bendravimo būdas su sale. Man nėra komercinio ir nekomercinio teatro. Aš ne literatas, aš ne režisierius, aš aktorius. Mano užsiėmimas yra veiksmas. Ir ar aš vaidinu komedijai ar tragedijai, aš vis tiek turiu daryti tą patį. Mano užduotis, kad energija eitų nuo scenos, kad žiūrovų vaizduotė būtų užkabinta ir kad žiūrovas pradėtų matyti tą savo filmą. Kad išprovokuoti žiūrovų vaizduotę, kad jis pradėtų dalyvauti. Juk ne tai svarbiausia, kas vyksta scenoje, o tai svarbiausia, kas vyksta žiūrovų galvoje. Mes visi išsijuose fantazuojam ir dirbam tam, kad pažadint žiūrovą, kad jį sujaudint. Todėl aš nesuprantu teatro, kuris nejaudina, kuris neprajuokina, kuris nepravirkdo. Jisai tada beprasmiškas, nesukrečia. Iš tikrųjų, tavo vakaras ir aš negaliu su tavim nesutikti. Bet pasinaudosiu. O kol nesutinkit? Kolsioko teisę. Ir reiškia pagalvosiu taip, pasvarstysiu. Iš tikrųjų, jūs darot vieną labai gerą dalyką. Kad jūsų spektakliuose, komercinio, sakysim, teatro spektaklius ateina žmonės, kurie gal net nebuvę teatre. Ir nebūtų ėję niekada. Ir nebūtų ėję. Bet čia kaip yra, žinai, kaip sunkiau lipti ar į kalną, ar nuo kalno. Nes gali atsitikti taip, kad jie į kitokį teatrą jau ir nebeis. Ir jiems toks teatras bus teatras. Vadinasi, tas kitas, vadinamas nekomercinis teatras, blogai dirba, neįtikina, nepadaro savo. O ką jūs norite? Sakau, kokybė tik tai įtakojo žmogaus vaizduotę. Tik kokybė. Tik visą laiką kartoju savo studentų, mes esam įdomus kitiems žmonėms tik tiek, kiek esam negailestingi patys savo. O jeigu ten toje scenoje kažkas kažką nudavinėja ir nesieikvoja, tai kam įdomu į tai žiūrėti? Ne, brolyčiai, čia reikia save kankinti, nes kitaip tu nieko nesujaudinsi. Ir yra komercinių spektaklių, komerciškai sėkmingų tragedijų. Tas pats Hamletas iki šiol pilnose salėse įvyksta. Nedažnai, nes nuoma didelė salių ir taip toliau. Brangu rodyti ir taip toliau. Bet pilna. Ką jis nekomercinis? Komercinis.
galiu išvardinti viešpatį daug spektaklių, kurie yra lankomi ir kurie jokios ne komedijos. Yra žmonės, kurie visiškai neina į tas komedijas, kuriems neįdomu. Ir tegul neina. Jeigu televizijos žiūrint, jūs turite teisę išjungti kanalą, perjungti kitą, tai ir čia turite teisę eiti ar neiti, balsuokite kojomis. Nėra dabar dramos teatro pastato ir visi labai ašaroja ir verkia dėl to. Tai bet žinokit, ne teatrui tai yra sunkiausia. Ir ne teatrui tai yra blogiausia. O blogiausia yra miestui ir miesto žiūrovui, kad jie neturi vietos, dingo kultūrinis taškas, į kurį jie eidavo. Nebestatomi arba labai retai statomi vaikiški spektakliai, tuo būdu mes prarandam visą žiūrovų kartą. Vat kur problema. Ir ta liberalioji politika, tai jinai labai netoleregiška. Ta prasme, tas laukinis kapitalizmas, jisai nieko prie gero neprives. Ten valstybė turi labai stengtis, kad būtų kuo daugiau kultūros. Tada būtų geresnė kriminogeninė situacija Lietuvoje. Dariau, kokį vaidmenį norėtum suvaidinti vaikiškam spektakliui? Man neduoda. Tikrai? Neduoda, esu vaidinęs berniuką bumbuliuką, kada atėjau į teatrą ir viskas, to ir baigėsi. Tikrai? Taip. Aš manau, po Hamleto reiktų vaidinti vaikišką kokį vaidmenį. Nesiūlo niekas. Bet dabar mes pažiūrėkime... Kaip reikia vaidinti? Kaip reikia vaidinti ir pamokymą Šekspyro tekstu iš Dariaus Meškausko lūpų. Malonėkite sakyti monologą lengvai ir šmaikščiai. Nes jeigu paleisite gerklės kaip dauguma mūsų artistų, tai tegul mano eilės skaito geriau gatvių skelbikas. Ir nekapokite rankomis oro. Visur ir visada labai svarbu išlaikyti santūrumą. Mat aistros sūkuryje, virpete arba, kaip aš pasakyčiau, viesuloje, labai svarbu išlaikyti saiką, kuris tą aistrą ir sušvelnina. Bet nebūkite ir pernelyg suglebę. Teisėja jums vadovu jūsų pačių nuovoka. Derinkite veiksmą prie žodžio, žodį prie veiksmo ir ypač stenkitės neperžengti gamtos paprastumo ribų. Nes visa, kas perdėta, prieštarauja pačiai vaidybos meno paskirčiai. O jo tikslas kaip seniau, taip ir dabar. Faktiškai visi Hamleto monologai tai yra vienas ir tas pats monologas. Vienas ir tas pats būti ar nebūti. Būti. Ar nebūti? Štai klausimas. Ir kas kilniau? Nusilenkti dvasioj, strėlėms ar dūžiams atšiauraus likimo ar su ginklu prieš negandų mares į kovą stot ir jais nusikratyti, numirt, užmigt ir tiek. Ir baigt užmygų širdies kančias bei sopulių šimtus, kurios iš prigimties paveldi mūsų kūnas. Tokia pavydėtina dalia. Kas nesidžiaugtų mirt, užmygti, užmygti, galbūt ir net sapnus regėti. Štai kur galvosakis, kokiegi ten sapnai prisisapnos tuomet, kada mirtis mus išvaduos iš šio pasaulio jungo. Štai kas priverčia stabtelt. Ir štai dėl ko nelaimės mūsų niekad nesibaigia. Ar kas pakęstų piktamžiaus rykštės, skriaudas angėjo, pašaipą puikuolio, kartybės slapta meilės atstumtos teisėjo kliautis, nuoskaudas didžiūnų ir niekšų užgauliojimus, kurių tiek pakelia dorybė nebilioji.
pats galėtum padaryti savo galą. Su paprasčiausiu durklu. Kas? Verkšlentų ir prakaituotų po našta gyvybės. Jei baimė dėl kažko ten po mirties. Neištirta šalis, iš kur negrįžta joksai keleivis, nežabotų mūsų valios. Ir mums nelieptų čia geriau kentėti, nei lėkti į vargus, kur nežinom. Taip. Mąstymas padaro mus bailiais. Taip. Ryžtingiausio užmojo spalva nublanksta nuo dvejojimų liguistų ir patys didingiausi mūsų siekiai, nejučiomis iškrypia iš vėžių, be polėkio sugniužta. Ačiū. Daug keliavot su šituo spektakliu po pasaulį. Koks ten teatras? O galvojat, jūs matomės ten ką nors? Ne, vaidinat. Teatras koks? Nu, teatras, žmonės. Visur žmonės. Ne, aš manau. Kaip jie priima tokį Hamletą? Gerai. Gerai priima, jį supranta. Priima ir ką dar davė tos gastrolės, kad labai sumažino sceninę baimę. Teko vaidinti Romoje, Teatro Argentinį, visa auksinė scena, 6 balkonai, freskos Renesanso laikų, tenai Beninis ploja ložėje atsistojęs. Teko vaidinti ten nacionaliniuose įvairiuose teatruose, Paryžiui teko vaidinti. Tai po to tu galvoji, o ko tu čia bijai? Kas dar baisiau gali būti? Viskas įvyksta taip palyginimo keliu, taip sakant. Tu visą laiką skiepijasi nuo baimės. Ir vaidmenys yra skiepas. Vat kas, mano manimu, vaidmenys, kuriuos suvaidinai, tai yra skiepas. Nuo tų situacijų, nuo tų likimų. Tu tarytum pasiskiepini ir aktoriai, kurie daug gyvenimų kitų svetimų nugyveno, jie tarytum pasiruošė. Kuris 115 kartų scenoje mirė, jis galbūt netai bijo mirti. Bent taip galbūt dabar atrodo, bet kai ateis laikas, gal ir bijos. O gal 115 bijo? Nežinia, bet yra tame kažkokia treniruotė, gyvenimo treniruotė, virtuali treniruotė, kaip kosmonautas priskrendant į kosmosą, tu tenai po vandeniu nesvarumo būklę tikrini. Taip, ir teatro scenoje tikrini situacijas, o situacijos paprastai teatre būna kritinės, ribinės. Ir tu savotiškai pasiruoši tam. Dariau, jeigu suvaidinti vaidmenys skiepas, tai nesuvaidinti... Nesuvaidinti vaidmenys kankina, jo. Bet, pavyzdžiui, Hamleto aš niekada nesitikėjau ir negalvojau ir apskritai nemėgstu vaidmenų, kur daug žodžių. Josgi išmokti reikia. Tai man geriau kurti iš nieko, kur be žodžių, visokius konferenciją, pas mane ten jų gal 5 yra. A čia toks iš tikrųjų tema šalia to vaidmens kaip Hamleto apie vaidmenis, kurie neparašyti pjesėse. Taip. Pačiam tokių... Ne, tai yra įdomu, tai ten ir yra aktoriaus kūryba. Iš nieko tu padaryk. Iš nieko. O kai tau davė dramaturgas, nors kita vertus aš galbūt ir šiek tiek meluoju, nes kada yra rolė, tada ir tu augi. Kaip sakau studentams, štangistui, kad jisai reikalinga štanga, kad jisai keldamas jisai stiprėja ir auga. Taip pat ir aktoriui reikalingas vaidmuo. Jeigu tu nepabandysi, tai ir nežinosi, ar gali. Reikalingas. Žodžiu, visko reikia. Tai ačiū labai, Dariau, kad nepasididžiavai ir skiriai laiko. Tai yra labai didelė garbė ir tai yra, galvoju, tai ar ne per anksti. Žinai, gyvenimas yra nenuspėjamas. Ir manau, kad ir susitikimas šį vakarą vyko pačiu laiku.
visą amžių šventai. Išdrįsko